Mes jau ir Alicantėje. Čia uostas už manęs, čia žmona, čia jau kažkokie tai promenadai, pasistatėme mašiną parkingę požeminiam netoli stoties ir uosto. Pagalvojau, kad bus gal paprasčiau. Nebus geriau susimokėti papildomai, negu paskui turėti kažkokių problemų, tai labiau nuomotą mašiną. Tai va, einam dabar pasižiūrėti Alicantės, sakė, promenadas, o štai mūsų draugai Sigitas ir Lilija. Tai va, einam pasižiūrėti miestelio, pamaitinti balandžio. Šiaip šilta. Kiek 17 laipsnių, kokį 17, man net ir per šiltą su šita savo škūrą storą, bet pasiėmiau. Bijau susirgt kaip žmona. Tai va, miestelio grožis. Čia va prasideda tas promenadas Alicantės, paminklai gražus, palmės. Palmės tokių Torreviejoje nėra, ne? Tokios didžiulės, o tokios menančios senus laikus. Tai Sigitai, čia kaip prieš ką metų buvai, tokios pačios buvo aukštos palmės, ar žemesnės jos buvo? Aš nuotraukų. Tai tokios pačios atrodo, ne? Vat žmogus prieš ką metų dar tarybiniais laikais lankėsi Alicantėje ir turi juodai baltą nuotrauką čia. O šitam promenade nusifotinės labai fainai atrodo dabar prisiminti, pasilyginti su dabartiniais. O, čia gražu. Wow. Palmytės. Bet čia tada tų gariūnų nebuvo turbūt dar, kai buvai, ne? Buvo tuščia. Buvo irgi tokie kaskeliai, ne? Kažkiek buvo, bet aišku, kad ne. Labai gražu. Jo. Čia jau biškai jaučiasi didesnis miestas. Bet irgi turbūt viena pagrindinė gatvė ir yra daugiau čia tų visokių. Bet žmonės čia visi pagrindė renkasi turbūt, ne? Prie buvo promenadų. Aha. Gražu. Super. Čia kažkur mačiau va tokį takelį Afrikos šaly. Ne, Pietų Amerikoje irgi ten kažkokią miestą mačiau, kažkas iš keliautojų buvo įkėlęs nuotrauką ar filmavos, irgi va lygiai toks pat išdėliotas, man atrodo, Brazilijoje kažkur irgi toks. Kiek 40 metų nepraėjo? Biški tokios Norėtų tikėti. O čia keramikinės kažkokios ar marmuro gabaliukai kažkokie įdėti. Čia gal marmuras toks sudėliotas. Jo. Iš viršaus vaizdas biškė. Įmesim pinigėlį kokį dėdai. Čia jau iš tikrųjų, jeigu gyventai tokiam didesniam gal įdomiau, daugiau veiksmo kažkokio vyksta. Kaip koks pastatas. Nes gali kokį koncertą, vakaraičiai dar kažką, tai biškiai linksmiau, tai va, ne, jeigu ten kokie, kaip būna pensija, įkraustosi žmonės į kitą šalį. Čia jau jie naujiesiam metam ruošiasi, va. Šoka dainuoja visi. Ispaniškai populiarias kalėdinės dainas. O, geras. O, čia kaip tai kalėdom. O, atsiprašau.
Jingle bells, jingle bells. Man prie tų dvariukų. Kažkoks ir pasirodymas, ir vaidina ten tie dainininkai, ne? Kokie medžiai, kokio dydžio, eina savo, kiek jie metų čia. Čia turbūt jau jam kokį 100 metų šitą medžią, ne? O ten genėtas toksai grožis, matyti jau, kad nenumirto. A ne? Žiūrėk, apgenėtas, kas tai. O gal jau šakos užstoja, žinai, gyventojams šviesą. Va, mes tame na. Čia kažkoks parkelis, Alikantas. Žiūrėkit, tykusiai kokie. Čia pas mus auga. Bet eina, kiek čia metų šitą medžiai, ką? Kaip jūs galvojat? Čia suaugėsi viena, čia gal keli medžiai. Ficus macrophylla. Kas čia pas... Ai, vienu žodžiu, daug skaityt. Gal kada kas nors paskaitys. Nu, žiūrėk, gražu. Čia kažkokia pilies imitacija padaryta. O, super. O, kokia graži kavinė. Papuošta. Čia, žinot, čia kalėdom turbūt va, padaryta kažkokie va, kostiumai, dekoracijos. Čia va kažkoks tai veikėjas mitinis. Iš šiaudų viskas iš šiaudų. Čia apsižiūrėti kažkokias, ne? Galim nuotraukėlių pasidaryti. Einam. Ai, čia kaip kalėdų senis ir čia matyt nusifotkint su juo galima, nes eilė su vaikais laukia. Čia kažkoks jų pasakų herojus. Vien žodžiu. Vienu žodžiu, čia prieš šventes yra ką veikti, ypatingai jeigu su vaikais. Yra, ir pasivaikščioti. Ai, tai čia matai, va, tas pastatė ant švenčių tas dekoracijas, matyti, ir štai tas tvoras užtvėrė, kad tik tai pro įėjimą įdomiai. Gal nuotraukėlių norit su kupranugariais kokiais? O, pašokti ar nuotraukas? Palauk, nuotrauką padarysim. Nu va, kažkokią priėjome gatvę, kur grybai. O, visa gatvė. O, ir į tą pusę, žiūrėkit. Grybukai didžiuliai. Gerai, einam į tą pusę, kur šviesiau. Parduotuvės, pasažai. Jo, jeigu kas pasilgot žmonių, tai atvažiuokite Alicante, čia jų daug. O kas nori kaimuko stailo, tai važiuokite Torrevieja. Ai, čia tipo papigiaja, ne? Čia priėjom kažkoks tai žiedas su fontanų gražiu. Iš tikrųjų net nežinau pavadinimo. Pasižiūrėsiu žemėlapį ir parašysiu titruose, kas čia per fontanas. Iš tikrųjų labai gražiai atrodo va, ir miestas va toksai, gatvės. Super duper. Arčiau dar perėjom per pėsčiųjų perėją. Nu, gražus toks visai senovinis. O ten balkonai kokie rytietiškais motyvais tolumoje. Jeigu matosi. Labai gražu.
Taip, čia Alikantės pagrindinis turgus. Mėsa ir žuvis. Čia žiūrėkit, namą kokį priėjome. Žiūrėjom, ar čia gyvi ar ne, turbūt gyvi, nes viršui tokie, kaip matosi. Nežinau, čia gal nesimatysiu, čia kampio objektyvų ten kaip įskiepiai tokie augalam padaryti, jie matyčiai ir auga ant sienų. O va čia va priėjome šokį kalną su gynybinė siena. Ten sakė, galima užlipti ir paskui viduje yra liftas, nusileisti galima pačion. Turėtų būti fainas dalykas. Taip, kažkur aš pamečiau savo pakeleivius. Va jie. Ir raudona, buratinas nuėjo. Taip, einam pasižiūrėsim, kur mus čia nuves. Čia va ta kalna, kur tvirtovė. Čia va yra takelis. Ten kelias. Ten gana toli, vingiais. Tik mes turbūt ten eisim, ne? Ten labai. Tuoj pakelsim droną ir pamatysim viską. Neužlipę į kalną. A ne? Čia dar kažkas užpaišyta. Gražus piešinys ant sienos. Jau čia ne Amazonė. Kur čia dabar eisime? Į tą senovinį miestelį? O, koks gatvės menas. Gražuma. Geriau va negu tokios Amazonės. Ne? Ar sutinkat su manim? O, koksai kėlutis gražus. Čia kažkur einam, kažkur į senamiestį, kažkokie tai turi būti kelias. Bet įtariu mes gerai ėjame, turbūt ne? Gal čia laiptai bus? Laiptai turėtų būti kažkokie tai. Aha, o, vaizdelis į miestą atsiveria, gražuma. O, matau. Tai čia ne kalnas, va kur kalnas. Ir ten va keliukai eina, čing, zigzagai. Ambres de la Lorca Teofarina. Čia kažkoks, čia turbūt senamiestis skaitosi Alikantės, ar ne, šitoj va vietoj? Pakilkim, va ten. Vaizdeliai, ne, gražesni? O čia irgi va tokias visur iš visų. Gatvelės gyvena. Ne, čia paskui nusileisi. O, kažkur liftas girdisi. Kažkoks tai. Matosi jūra. Kažkoks iškišulys jūroje. Čia žiūrėkit, tai atsuksiu. Matysit, o, mėlynos gatvelės prasideda. Žiūrėkit, kokios spalvos. O, čia žmonės gyvena. Skalbinėlis užsimetę. O, gatvelės siauras. O, gražuma. O, čia kažkoks tai kryžiaus dekoracija. Amazonikas.
Tai pakėliau droną, autorizacinės zonos, tai nelabai ten galim buvo toli skraidyti, bet čia biškį paskreidžiau, pamatysit vaizdų. Ir čia dabar vaikščiam po tą senamiestį, labai gražu. Nu, tokie va medžiai žiemę, be lapų, keista. O kur jų lapai? Čia visi su lapais, bet labai graži vietelė. Nuotraukėlės padaryt, va, kokias va. Super. Gatvelės. Senamiesčio traukiam dabar toliau. Mozaikėlis, augalėliai. Labai gera muzika buvo, viskas. O, žmonės deginasi. Ten paskui. Na va. Dar jums panoramos duosim biškį. Nors iš drono ten prisižiūrėjot. O ten turbūt kažkas tai vis viena. Priskrist negalim, tai matyti ten autorizuota zona. Ten toj tvirtovėje visien kažkas tai yra antenos, ryšiai kokie. Dar kažkas tai. Gal ir pasienio kokie dalykai stovi, ne? Gali būti ir pasienio kokie dalykai. Visiengi čia siena, kaip sakyti, ES, ne jūroje. Tai kaip ir pasienio reikalai turbūt. Taip. Ką mes čia turim dar vienus laiptus. Gražią palmę, kas ten figos auga ant tas palmės, ne? Aha. Jo, tik tai dabar labai šviesa tokia aštri. Čia vakare va, kokią 5 valandą, kai saulė palei horizontą. Va. Žodžiu, čia kažkokia papalmė, sapykusų. Garvaisiai yra figos, kas ten auga. Man pasirodo, čia kažkokia apžvalgos aikštelė, tam senamiestį padaryta. Čia turbūt buvo kažkokia gynybinė miestelio siena, aš įsivaizduoju, ar ne? Nuo sausumos. Nes čia visur va iš drono, kai filmavau, tai va šitas mūras va visur eina iki tos uolos. Tai čia buvo matyti kažkokia gynybinė siena. Viduramžiai čia va bokštelis padarytas. Jo, va ten irgi toliau matosi horizonte. Jo, gali būti, čia viskas priklausė. Dar prieisiu, čia turėtų, o čia kažkoks tai ženklas, kažkas čia buvo. Žymeklis kažkoks tai geodezinis. Tai. Ir va čia va tas kalnas įtvirtintas. Ten sakė, galima užlipti, va takeliais matote, žmonės lipa. Ir paskui viršuj muziejus kažkoks yra ir iš muziejaus tam padaryti liftas, bet sakė, tas liftas leidžia tik žemyn žmonės. Ir kažkur nusileidė visai ne ton vieton, iš kurios pakyla vaizdas iš po palmės. Tai čia vieta fotografavimui padaryta, ne? Aha, o čia gerai. Gal prieš saulę tikrai. Na, čia pavaikščiam biškį. Dabar kažkokį takelį mums rodo. Slaptas takelis, vedantis. Kačiukų, šuniukų kvapas kažkoks aitrus. Kažkur dabar turim nusileisti gražią vietą irgi. Žiūrėsim, kur mus čia nuves takelis tas. Džunglių
kažkoks takelis. Tuk, kur mes eisim. Toliau. Gražu, kokios žolės. Čia parkas kažkoks tai. O, tenais, pasižiūrėkit, kaip gražu. Viršuj eina savo. O, čia tas kalnas, pagaliau prie jo priėjom. Nu, iš tikrųjų atrodo aukštas, tai serpantynais tik kad ilgai eiti, nes pakilimas nėra labai status. Tik tai tudai. Nu, parkelis, bet kažkaip įdomi, jie čia pristatė tokių dalykų, bet žmonių nėra. Kažkur pinigai suinvestuoti, va stogai kokie gražus padaryti. Bet kažkaip tai nesinaudoja. Vienas kitas žmogus stovi. Kažkaip nelabai naudojasi visuomenė. O, čia vaizdas geras. Reikia padaryti nuotrauką. Šėlis ir vasara nekaršta. Bet kvapas tai čia naktimis. Naktimis čia viešas tualetas turbūt. Nerealios. Nu, kai visi pietų miestelyje tokiam mėgsta gyvom spalvom pasipuošti namai. Čumba, čamba, ei, čumba, čamba. Toliau nežinau. Čia pas mane biški nusidainuoju, biški šoną. Vardu yra noras dainuoti. O kas čia tokio, kas čia per daina? Nežinau. Aš irgi nežinau. Kažkokia tai. O, kaip gražu palmės. Tokia dabar kaip išeini, tai kaip... Tokia, o čia toks vaizdas atsiveria tarp tų sienų, toksai kaip kolonijinė Ispanija, kažkokia Kubo tokia, ne, o tokia architektūra. Taip atrodo, kad čia kokioj Kuboje ar dar kažkokioj tai tokioj. O ir muzika. O, ir muzika. Prašau. Kuo vadys, paėlės. Ačiū gražu, ten antram aukšte stiklai. Restoranas Kuo vadys, paėlės, tapas, matot, ne? O, super. Iš vieno kiemelio į kitą. Kokie namai. 19 amžiaus pabaigos maždaug tokie, ne? O, jie, 3 karaliai. Va čia 3, o kodėl jie 4? Ai, čia apie Juozapas čia vienas, 3 karaliai, Marija ir Juozapas, o tas didelis. Na savo, gražiai atrodo. Einam dabar į aikštę, kur šitie daug balandžių, galim juos pamaitinti, padaryti gražių fotkį su balandžiai. Tai čia uoste čia ta aikštė, kur jie maitina, ne? Va, čia. Oi, labai gražu. Žiūrėk, čia tas populiariausias Alikantės baras, nes čia vaizdas yra į uostą, šiaip gražu saulė, bet žiūrėkit, kokia eilė patekti laukia. Čia turbūt greitai staliukai nesilaisvina. Graži vietelė, palmės auga, balandukai. Ai, tai čia šitas žmogus, o ne, kur šeria? Jisai prieš metus buvo, turi jisai, va, jisai perka va specialiai maistą ir maitina tos balandžiukus. Aš čia biškį darau nuotraukas, tuo pačiu filmuodamas. Įdomu, kai šį gausis, gražu labai. Vaikams čia patinka. Nu ką, pasimaitinom balandžiu, einam, dabar čia sakė, tas gražus vat ir Toreviejoje, kur ten, kurią čia dieną vaikščiojom, filmavau aptvertą, tai va kažką tokio panašaus, turbūt irgi bandys padaryti tokią
kaip ir naują traukos vietą ten turi Viekoje, aš įsivaizduoju, bus kažkas tokio va, panašaus, bus kažkokios tokios erdvės, kavinukė kokia su gražiu vaizdu. Va, tai va, jachtos va, galėsi pasivaikščioti, tikrai smagu, nes, nu, gražu. Kelinta čia šiandien gruodžio 29, vis pamirštu, kad šiandien gruodžio 29 ir pas mus Lietuvoje tamsu ir turėčiau sėdėti prie kokio kompo, daryti kažkokias nesąmonės, nes blogas oras ir niekur neišeito, čia prašau, vaikščiojam. O, čia sakė ledo arena dirbtinio, nes tikras tai čia turbūt labai daug šaldytuvų reikėtų tikrą ledą atidaryti. Dabar žiūrėjom, kokią kainą. 30 minučių 8 eurai, pačiūžos 2 eurai ir pirštinės kažkokios 2 eurai. Kažkokia tai. Kaip ir pas mus Lietuvoje turbūt panaši kaina. Kur čia mano kolektyvas pabėgo, nieko mes jų neieškom. Jie manęs jeigu ieško. Avaja. Va, prašau, ledas, muzika. Saulutė ir ledas. Saulutė, galim gražiai čia pačiuožinėti. Muzikėlė. Super. Tai padarysiu keletą nuotraukų. Žiūrėkit, kaip plytelės 3D išdėliotos. Ne, geriau žiūrėkit čia pliažas, čia gražu. Čia man primena Rio de Janeiras, ta kalnus, kur Kristus stovi ir pliažas. Toksai biškė, ne, kažkaip tai. Nu. Bet žinai, einam dabar link automobilio, važiuosim namo, rytoj nusprendėm, jeigu nepasikeis kažkas, tai į Mursiją nuvažiuoti. O bus matyti, kaip ten bus. Jo, šitas nuogas. Lenktynininkas. Kas toksai? Vagi, dėdulė. Su kabolais. O, žiūrėk ir. Gerą kadrą pagavau. Gerai. Matei, paukštis? spėjai pagauti. Nu. Ir dar, žiūrėk, šitą pusę atsisukęs, pozuoja zarazą, ne, toksai. Tai va, saulė vakarop, molas, gražiai atrodo, einu pafotkinti.